Oi, kai kas tau bus, vaikeli, tu lavonas būsi. Oi, kai tu prisidirbu, Liutauras, tau pizda, štau sakau, tau jau pizė, tu būsi lavonas, mes tave išvešim į mišką ir tu nepamatysi savo tėvus ir tu pabandyk tai, tu kur momentus mums iškviesti. Mes tave papjausim kaip medį nahui. Liutauras tu. A jeigu nežinau, ką mes tau padarysim, bet mes tave pririšim ir tu niekada jau nebegrįši į namus. Ir mes išvažiuosim ir tau jau pizda pareis. Tau pizda bus, Liutauras, tu lavonas, tu būsi, tu vis tiek tu. Snarglys, aš tave užversiu, aš tave taip padarysiu, pamatysi, kas tau bus, vaikeli, taip, kad aš kaukį užsidėsiu, su peiliu pareisiu, pas tave į kiemą, tavo miestą susitiksiu, taip, kad tu būsi lavonas, aš tau įpysiu, tu nespėsi ir aš tave pririšiu, tu Liutauras, būk atsargus, bėk iš čia, įslėpkis, gaidinas tu. O taip aš tai suvarčiau už tave repo žudimą. Viskas. O taip va. Prisidirbai, vaikeli tu. Prisidirbai, dai kaip. A girdit, tu iš visą snaglys tu. Tu esi pats esi duchas tu. Tave papisa pedofilai, tave papisa tie kalėjimčikai. Tu esi duchas, tu esi duchėlis, tu esi paduchintas. Tu esi pedofilas tu. Aš turiu paną 25-26 metų. Ir jinai jau ir jinai užsidirb pinigų. O tu valkata tu esi, niekur nedirbi, tik tai, kad tu moki tik tai vaidinti. Liutauras, tu esi duchas, tu esi svoločius. Aš sakau, tave tie papisa kažkokie dalbajobai, tokie, kalėjimčiai tie. Badlat man tavęs, gaila man tavęs. Net gaila man debilstų, tu geriau nesirodyk, žertva tu. Bet tai vieną aš paną turiu, 25 metų, nu gal jai 25, gal kažkur 26, bet jinai protinga. O tu Liutauras, aš tave pysą, aš tave snukį, o taip, iš udarą. Tu net nespėsi, mano reagavimo nespėsi, kai tu nugriusi. Gerai, nekreipsiu aš dėmesį. Nu, viskas. Ai, neįdomu man, viskas. Ai. Turi. Tu tik pavydi. Neskaityk. Palauk. Neskaityk. Aš tai neskaitysiu, tegu įsirašo, kaip man nori. Eisim, mes lauką apsiraminsim. Ane? Anekdotas toks įdomus, anekdotas labai kažkas taip yra, kadangi taip dabar anekdotas labai gera padeda nuo to, kad neprisiminti blogystę tą, kadangi taip jau yra
ir visą laiką tom judėti taip dabar, net neskaityti tų durniukų komentarų, tą gerų, anekdotas labai smagu, smagu pasijuokti, smagu prisiminti, taip jau kažką, kadangi taip jau yra, ir suprasti, kad eiti tom keliuku tą ir parodyti to, ir visą laiką tam yra anekdotas smagus, smagus anekdotas, smagus, kad taip yra, kadangi šypsena ir eini tam žmonės, tam yra ir pašnekėti, pabendrauti, pajakauti ir pasakyti tom dabar ir pralinksmint žmonių visą laiką tam anekdotą tai dabar. Man 33, Liutauras, man 33 metai. Tai tu gal, tu esi vaikas prieš mane. Karočiui, aš nekreipiu tavį dėmesį, žinok. O man neįdomus. Ai, kaip man juokinga. Nu, вообще, тут man juokinga net. Man juokinga, kai tu rašai, man aš nekreipiu dėmesio tave. Labas, Adrija. Adrija, aš tau linkiu ko geriausiai. Adrija, tu neliūdėk niekada. Tu suprask, taip yra. Neklausyk tu ir paklausyk manęs. Tu ieškok gerą berną tą, kad jisai nedarytų nesąmonį niekada. Ir visą laiką tu judėk su mano tą. Paklausyk dvasišką šventą muziką, mano tą supras, mano žodį, aš tau sakau, Adrija, ir pavaryk už tą, ir neliūdėk, ir varyk šeštadienį dabar, ir praleisk progą naktį tai dabar. Gyvenimas tom, kad visi tie žmonės, tie, kurie nesupranta to, kad jie neišgyvena patys, nesugeba tą, kad moksluose taip sėdėti 10 varnų, paskaičiuoja tam, paskaičiuoja taip, nerimta tam, net nemoka taip bendrauti, net nemoka tą, nesupranta to, kad gyvenimas jiems ir taip yra, kadangi taip jau šita, o ką jūs, tie, kurie jūs taip dabar